pradedant pratimą yra labai svarbu įsitikinti, kad galvos šonkauliai dubuo yra vienoje linijoje ir kad klubai ir keliai yra sulenkti 90 laipsnių kampu. Vadinasi, iš viršaus žiūrint turėtų atrodyti, kad esu labiau kėdutės pozicijoje. Atsigulus šiuo atveju ant kairio šono, kairę ranką pilnai ištiesiu į priekį, o dešinę uždėsiu ant kairės rankos. Įsitikinsiu, kad kaklas, pečiai, nugaros apačia, sėdmenys yra 100% atsipalaidavę, absoliučiai jokios įtampos. Ir dabar dešinę ranką kartu su šonkauliais stumsiu labai iš lėto į priekį ir įkvėpinėsiu. Ir grįšiu atgal ir iškvėpiu. Pagrindinės klaidas, kurias aš pastebiu šio pratimo metu, tai yra, kad žmonės stengiasi jungti tam tikrus raumenis, kad jaustų, jog pratimas veikia. Bet čia yra visiška priešingybė. Neturim jausti absoliučiai jokio raumens judesio metu. Taip pat pastebiu, kad važiuojant šitaip į priekį, išsiriečia nugaros apačia, vadinasi, šonkauliai pasvyra šitaip į priekį kartu su dubeniu. Mes norim visada išlaikyti tiek dubenį, tiek šonkaulius vienoje linijoje. Labai dažnu atveju šį pratimą atlieka per greitai ir judesys įprastai atrodo taip. Mes norim atlikti šį pratimą lėtų tempu, niekur neskubant ir neleidžiant nei vienam raumeniui įsitempti. Ir paskutinė viena iš pagrindinių klaidų tai yra, kai važiuoja atgal, atsiveria per daug ir įeina į tokią poziciją. Tai mes norim grįžti tiek, kad galėtume vėl iš viršaus atrodyti kaip kėdutė vienoje linijoje.